Šiais laikais susidurėme su labai dideliu kiekiu streso, bandome jį visaip valdyti, vykstame į kalnus, einame į jogos treniruotes, kvėpuojame, gongų terapija, juoko terapija, o aš siūlau daržo terapiją. Čia yra pirmasis levelis, tai pradedantiesiam. Tai kai matosi karavi, tai būtent šiuo atveju svogūnai, jie yra pakankamai dideli ir savo taip ramiai rankutėmis rauni ir judi į priekį. Jeigu esate jau pažengę, pažįstate augalus, sakykime, čia svogūnas, čia žolė, tai turiu turbo terapiją Atrask mane. Čia jau tikrai pažengusiems, nes mėgėjas tikrai nesusitvarkys. Čia yra Atrask krapą. Krapas yra štai toks. Taip, ir jį čia tarp to žolyno reikia atrasti. Čia labai veikia jūsų, kaip ten ta motorika, labai gerai atsipalaiduoji, nes visos mintis yra užimtos tik tai taip, kad išrauti žolę, o ne išrauti šitą krapą. Ir žinokit, koks malonus jausmas apima, kai atsisuki atgal ir pamatai tuos savo krapus be žolių. Pereini visas stadijas. Iš pradžioje yra toks užsidegimas. Aš viską galiu, aš viską padarysiu, aš atrasiu tuos krapus. Paskui, jeigu diena karšta, nežinau, po kokį 20 minučių pradedi apmastyti visą savo gyvenimą ir galvoti, koks velnias gynė šitas galeras, kodėl man šito reikia, ar aš iš to gyvenu, permastai viską, visą savo gyvenimą ir nusprendi viską užarti. Aišku, jeigu tas laukas yra tavo, tai gali priimti sprendimus su žarimu, bet jeigu tu atėjai į svečius ir bandai savo padėti, tai tada jau, kita terapijos pusė, tada susiemi rankas ir žiūri, kiek tu ištversi. Tai ištvermingumo dar terapija. Tai būtent per šitą daržo terapiją labai pasišneki su savimi ir išmoksti save pažinti, kiek tu įveiki sunkumų, koks tavo streso lygis ir kokios tavo rankų galimybės, jėgos būtent. Tai jeigu kam norite susipažinti arčiau su savimi, rekomenduoju daržo terapiją.